Apple Shop ir šiandien iš tikrųjų turime išskirtinį produktą. Kodėl jis išskirtinis? Nes jos spalva iš tikrųjų išskirtinis, nes iPhone 7 buvo launčintas jau rudenį. Ir prieš papasakodamas, prieš išradydamas šį produktą ir parodamas, kaip jisai atrodo, noriu truputėlį papasakoti apskritai, ką reiškia ta raudona spalva. Tai iš tikrųjų yra specialus fondas, į kurį pervedama iki 50% nuo kiekvieno raudono produkto gaunamo pelno. Ir tas fondas yra atsakingas už programą, kuri yra vystoma gelbstint žmonės nuo živ ir AIDS, būtent Afrikos šalyse. Iki šios dienos šiame fonde jau yra sukaupta daugiau kaip 130 milijonų JAV dolerių. Turbūt galim pereiti ir pabandyti išardyti, ar ne, kaip jisai atrodo, kokie pirmieji įspūdžiai. Roma, jei gali truputėlį arčiau prieiti, kad žiūrovai matytų, kas tai iš viso per daiktas ir kaip jisai. Dėžutė nieko neišskirtinė, skyrus tai, kad užrašai yra raudoni. Štai kortelė, kuri būtent ir pasako, kad šis produktas yra išskirtinis tuo, kad lėšos iki 50% lėšų bus skirta specialiam fondui kovojančiam su AIDS ir živ Afrikos šalyse. Na ir pats produktas. Pakuotė, kaip minėjau, nieko neypatinga, kaip ir standartinė bet kokio kito iPhone 7 pakuotė. Būtent šitie raudoniai iPhone'ai atkeliauja tik 128 ir jeigu neklystu didesnės talpos. Iš tikrųjų spalva sunku apibūdinti, nes žiauriai intensyvi raudona spalva, turbūt man tekę yra matyti panašios spalvos iPodą, tai jeigu turit raudoną iPodą, tai ta spalva turbūt gal netgi identiškai. Dabar kuo jisai skiriasi nuo kitų iPhone'ų, tai turbūt tuo skiriasi, kad raudonas spalvos, ar ne? Norit būti išskirtiniai ir pagelbėti dar šiek tiek pasaulį būti geresnė vieta gyventi, iš tikrųjų manau, kad puikus produktas, jo, tai yra be abejo tas pats Apple, tiktais kitokios spalvos. Tai bičiuliai, kviečiame užeiti į Topo centrą, pasižiūrėti, pajausti, paliesti tą nuostabią raudoną spalvą ir be abejo įsigyti. Ačiū ir iki kitų pasimatymų.